Šie metai beveik visada būna derlingi. Jei žemė skursta, vadinasi žmonės ją labai išniekino. Tai pertekliaus, krizių pabaigos, darbo metai. Darbštų žmonės šiais metais už savo darbą gauna pelnytą atlygį. Geri metai statyboms. Asilo metai taikos, karų pabaigos, stabilumo, kantrybės, švelnumo, didelės vidinės jėgos metai. Asilo metais patikrinama šeimos stiprybė. Jei šeima nėra tvirta, ji išyra. Žmogus gimęs asilo metais yra taikus, į visas situacijas žiūri protingai. Net išvestas iš kantrybės jis neagresyvus, jis vengia kraštutinumų. Jo protesto forma – užsispyrimas. Jis nesiginčys, nebus agresyvus, tiesiog nejudės iš vietos, nesielgs taip, kaip nenori. Šio tipo žmogus retai kada būna lyderis, geriau, kai jam kas nors vadovauja, nurodo kryptį. Jis nuolankus, kantrus, viską dirba savo rankomis. Toks žmogus ištvermingas, gali išgyventi sunkiausiose sąlygose. Labiausiai jį trikdo konfliktai, nestabilumas. Tuomet jis tampa pasyvus, užsidaręs, užsispyręs, nieko nenori. Asilo antitotemas – bailus kiškis. Žmogus sekantis antitotemu yra neramus, blaškosi, grėbėsi nereikalingų darbų, visada pralošia. Kai visuomenėje tarp žmonių tvyro baimė, pyktis, instinktai ir nevaldomos emocijos, vadinasi veikia antitotemas kiškis. Tokie žmonės gali būti maniakai, prievartautojai, psichiniai ligoniai. Jie skleidžia chaosą. Pagal Avestos tradiciją, tikrieji asilo metai prasidės tik kovo 21 dieną, pavasario lygiadienis. Iki tol dar galioja ankstesnio totemo – lūšis ir vyturys įtaka. Taigi pilna asilo energija ateis pavasarį.